klinikinėje praktikoje dirbdami su sportininkais labai dažnai susiduriam su įvairiomis lėtinėmis raumenų traumomis ir tai reiškia, kad mes didžiąją laiko dalį turim skirti būtent gydymui. Tačiau nemažą dalį po gydymo užima ir traumų prevencija, testavimai. Klinikoje taikydami įvairius funkcinių testavimų būdus, pritaikant jėgos plokštes, pritaikant Y balanso testą, PMS ir kitus šuolių testus, mes įvertiname sportininkų neuroraumeninės kontrolės funkciją, raumenų koordinacijos funkciją, vyraujančias asimetrijas, balansus ir disbalansus ir nuo gautų rezultatų mes galime atitinkamai efektyviai paskirti tam tikras rekomendacijas, kurių jie laikydamasi toliau sportuodami gali koreguoti savo griaučių raumenų sistemą. O tai reiškia, kad turėdami tam tikrus rezultatus funkcinių judesių vertinimo metu mes galime paskirti ir rekomendacijas, kurių sportininkai laikydamasi atlikdami namų darbus tam tikrus, jie efektyviai tvarkytų savo kūną ir tokiu būdu mažintų pakartotinų ar naujų kažkokių traumų riziką sportinės veiklos metu. Šie testavimai leidžia mums sekti reabilitacijos procesą, kuomet sportininkai grįžinėja po traumų arba atlieka reabilitaciją po traumų ar operacijų. Ir vėlgi, gaudami tam tikrus rezultatus, mes galime atitinkamai koreguoti reabilitacijos planą ir paskirti gerokai efektyvesnes ir išsamesnes rekomendacijas.